Sveiki! Šiandien su jumis sveikinuosi iš naujos vasariškos vietos. Ir šiandien išminties minutėlė. Ir kalbėsime labai įdomią temą. Prieš tai noriu jums užduoti klausimą. Kaip galvojate? Ar žmogus nori gražesnio pasaulio, kad pasaulyje būtų gera, kad pasaulyje būtų gražu, kad pasaulis būtų mielas? Kiekvienas žmogus apie tai mąsto, apie tai galvoja, kaip būtų gera, jeigu būtų gera. Tad šiandien apie tai ir pakalbėsime šios savaitės išminties minutėlėje. Tad pradedam. Kaip ir sakiau įžangoje, kad kalbėsime apie tai, kad mes žmonės norime gyventi gražiame, puikiame pasaulyje. Bet pasaulyje, ką mes matome? Matome karus, matome nesutarimus, matome, kaip žmonės nemoka spręsti konfliktų, matome baisių dalykų. Matome visokius kriminalus, vagystes, žmogžudystės, smurtą ir galvojame, kodėl taip vyksta. Ir noriu jums užduoti klausimą. Dabar įsivaizduokit tokią situaciją. Jūs dirbate savo darbovietėje ir jūsų vadovas sako, kad darysim dabar nuo šiol, dirbsim kitaip nei iki šiol. Čia įsivaizduojam, kad, tarkim, esate Seimo narys koks nors ir nuo jūsų daug kas priklauso. Bet jūsų vadas sako, reikia daryti taip ir taip. Galim galvoti ir ne tik apie Seimą. Jūs galite įsivaizduoti ir savo darbovietėje kažką tokio, kur jums kažkas sako, kas prieštarauja jūsų supratimui, kas prieštarauja jūsų matymui. Ir jūs žinote, kad jeigu eisite to keliu, bus daug daugiau žalos. Bet jeigu jūs klausysite savo boso, savo šeimininko, žinote, kad sėdėsite šiltoje kėdėje, gausite atlyginimą, galbūt net didesnį atlyginimą nei iki šioliai. O jeigu prieštarausite, kas tada bus? Žinote, kad ateina visokios mintis ir žmogus pradeda mąstyti, o kas bus, jeigu prarasiu darbą? Kas bus, jeigu aš nepatiksiu savo viršininkui ir jis bus nepatenkintas mano kalbom, bus nepatenkintas mano nuostata, mano vertybėm ar panašiai. Ir žmogus pasveria viską, pasižiūri, turiu čia reikalų visokių, turiu darbų, nors žinau, kad tie darbai ne pagal mano įsitikinimą, ne pagal mano vertybės. Ir ką žmogus toliau darys? Galvos, gal nieko tokio, juk visi taip daro. Visi taip daro, jeigu aš kartu darysiu taip, kaip visi daro, tai gal ne taip jau ir baisu, nes visi taip daro. O kiti mąsto tą patį. Ir žiūrime, kas įvyksta, ogi įvyksta tai, kad suveikia konformizmas, visi taip daro, taip ir aš darysiu. Ir laikui bėgant, jeigu tu darai tai, kas prieštarauja tavo įsitikinimam, kas tada atsitinka? Kognityvinis disonansas veikia, ne? Kai tu supranti, kad tu darai tai, kas prieštarauja tavo nuostatom, tai, kas prieštarauja tavo įsitikinimams, tai, kas prieštarauja tavo vertybėms, jeigu tu vis tiek elgiesi ir toliau, tu jauti kasdien įtampą.
tu jauti sąžinės graužatį, tu jautiesi blogai, bet galvoji, o ką man belieka daryti? Ai, jau savaitę taip gyvenu, ai, jau mėnesį taip gyvenu, nieko tokio neįvyko baisaus. Tai gal ir toliau darysiu taip, kaip man liepiama. Ir žiūrėk, ir pasikeičia nuostata, pasikeičia matymas. Nors prieš tai tu žinojai, kas yra gera, kas yra bloga, o žiūrėk, tu elgeisi prieš savo nuostatas ir žiūrėk, pasikeitė tavo matymas. Tu jau priimi tą kitą tiesą, kuriai anksčiau prieštaravai. Ir mes užduodame klausimą, kodėl pasaulis toks liūdnas, kodėl pasaulis toks baisus. Vienas iš klausimų tokių, kurie kyla, kodėl mes nedrįstame kovoti už savo vertybės. Kodėl mes pasiliekame ir stovime taip, kaip kažkas nori. Kažkoks bosas, kažkoks karalius, kažkoks valdytojas, o tu viduje supranti, kad elgiesi neteisingai. Jeigu pasižiūrėtumėm, senovės viduramžius, visokie budeliai būdavo, visokie žmonės, kurie klausydavo karaliaus ar kažkokio tai dvarininko įsakymų, nors žinojo, kad tai yra negerai, kad tai yra blogai, bet toks darbas. Toks darbas ir šitoj vietoje užduodame klausimą, koks darbas? Ar tavo darbas sako, eik prieš teisybę, kovok su teisybė? Nors tu žinai, kad elgiesi neteisingai, žinai, kad ta dauguma elgiasi neteisingai. Ir šitoj vietoj noriu priminti jums istoriją apie karalių, kuris pasielgė neteisingai, galvodamas, kad elgiasi teisingai. Buvo čia pasaka, čia išgalvota istorija, buvo toks dalykas, kad buvo karalystė, gyveno karalius, karalienė, turėjo vaikų, didelius rūmus, pilį ir šalia rūmų apačioje buvo kaimelis, kuriame gyveno daug paprastų žmonių. Ir visi laimingai gyveno. Iki tos dienos, kai atskrido piktasis burtininkas ir užbūrė viso kaimelio vandenį. Ir kas gėrė tą vandenį, tie išprotėjo. Ir laikui bėgant, tie žmonės, kurie pasikeitė, transformavosi ir tapo išprotėję, pradėjo žiūrėti keistai į karalių ir galvoja, kad karalius kažkoks kitoks, kad karalius kažkoks išprotėjęs, nors iš tikrųjų jie buvo išprotėję. Ir karalius galvoja, ką dabar daryti. Pasitarė su karalienė ir nusprendė išgerti to užburto vandens. Nes prieš tai jie negėrė to vandens, nes jų pilyje buvo didžiulė apsauga ir burtininkas ten neprisibrovė. Ir taip atsitiko, kad karalius su savo šeima išgėrė tų nuodų ir tapo toks, visa šeima tapo tokia kaip dauguma. Nes nenorėjo prarasti savo posto, karaliaus valdžios. Bet kai prisitaikė prie žmonių ir išgėrė tų nuodų ir tapo išprotėjusių taip kaip dauguma, karalius vėl buvo priimtas kaip savas. Ir šito išmintėliai noriu jums užduoti klausimą. Kodėl, kaip jums atrodo, kaip jūs matote, kodėl žmonės elgiasi negerai? Kodėl žmonės skriaudžia vieni kitus? Kodėl žmonės renkasi netiesą vietoj tiesos?
Aš nekalbu apie tos atvejus, kai žmogus nežino, kur tiesa. Šiandien kalbame apie tos atvejus, kai tu žinai, kas yra gerai, kai tu žinai, kas yra tiesa, bet vis tiek renkiesi priešingai. Kodėl? Ir vienas iš atsakymų yra Maslow poreikių piramidėje. Nes ir jisai yra toks, žmogus nenori prarasti saugumo jausmo. Saugumo poreikis, saugumo laiptelis yra antrasis laiptelis po fiziologinių poreikių. Ir žmonės nenori prarasti saugumo poreikio įgyvendinimo. Nežinau, ar supratot, ką pasakiau, žmogus nenori nukristi į tą antrą laiptelį, nes nemalonu jaustis nesaugiai. Tai kartais žmonės aukoja tiesą, aukoja savo vertybės, aukoja savo matymą, savo įsitikinimus, nors ir sąžinę graužia, aukojasi dėl to, kad neprarastų saugumo. Ir tampa vykdytoju. Ir šitoj vietoj galime atsiminti Milgramo eksperimentą. Kai profesorius sako, didink elektros srovę, nors žmogus mato, kad kitas žmogus kankinasi, jam sako, vis tiek didink elektros srovę. Apie Milgramo eksperimentą, jeigu kam įdomu, jeigu kas dar nematėt, mano kanale esu padaręs atskirą vaizdo įrašą, tad įdėsiu jį į viršų, va čia paspaudę, galite pasiklausyti plačiau apie Milgramo eksperimentą. Ir esmė kokia, kad žmogus yra tokia būtybė, kuri linkusi paklusti aukštesniam už save. Hierarchiškai turiu omenyje. Ne pagal ūgį, ne kažką, bet kažkoks tai galbūt dėdė su chalatu, ekspertas, ten su kokia nors įdomia uniforma ir mes linkę paklusti. Ir Milgramo eksperimentas parodė, nors ir žmogus nenori daryti kažką blogo, bet jisai daro, nes atsakomybę perkelia nuo savęs ant to, kuris jam liepia. Ir štai taip, žmonės labai linkę pasiduoti nurodymams. Ir šitoj vietoj noriu pakalbėti apie švietimą. Dar vieną klausimą jums užduoti. Kaip jūs manot, kas svarbiausia yra mokymo procese? Į ką linkęs tas visas švietimas? Į ką orientuotas? Ar į vertybinį ugdymą, kuris stiprintų žmogų kovoti už vertybės, už tiesą, kurią jisai atranda? Aišku, čia tokia, sakyčiau, filosofija, dažnai mes galim galvoti, kad aš esu teisus ir jau ne vieną kartą kalbėjau savo kanale, kad žmogus dažnai žiūri iš savo bokšto, nes mes esame linkę žiūrėti iš savo pozicijos ir visą laiką galvojam, kad esame teisūs. Bet šiuo atveju noriu priminti, kad kalbame apie tuos atvejus, kai žmogus galvoja, kad jisai elgiasi prieš savo įsitikinimus ir galvoja, kad jis elgiasi nesąžiningai, jisai elgiasi neteisingai, bet vis tiek elgiasi. Kalbame šiandien apie tokius atvejus. Tad grįžtame į švietimą. Aš manau, kad labai svarbu švietime nepamiršti mokyti žmogaus būti žmogumi. Aišku, apie tai kalba etika, etikos pamoka, moralės principai ir taip toliau. Bet kyla klausimas, į ką mes labiausiai sukoncentruojam dėmesį mokyklose, į ką didžiausias dėmesys. Jeigu pasižiūrėsim, tai į savanaudiškumą, iš dalies į savanaudiškumą. Būk geriausias, gauk geriausius pažymius, tu turi geriausiai išlaikyti egzaminus ir panašiai. Ar tai neverčia pamatyti paveikslo, kad mes mokome mokinius būti savanaudžiais?
būk geriausias, gauk geriausią pažymį ir taip toliau. Bet ar čia esmė? Aš čia tik kelių klausimus pamastymui. Parašykite komentarus, aš atsakymo galbūt vienareikšmio nėra. Yra visokių mokyklų, yra visokių mokytojų, yra visokių situacijų, kur tikrai yra gerų pavyzdžių. Bet aš tiesiog šioje išmintėlėje kelių klausimus, kad mes kartu galėtumėm paieškoti atsakymų. Tai kodėl tas pasaulis yra toks? Kažkas dabar man į atmintį grįžta, esu irgi daręs šiame kanale tokį vaizdo įrašą, kuris vadinasi Didžiausia pasaulyje pandemija. Ir ten kalbėjau apie egoizmą, kurį mes atsinešame iš prigimties. Ir tai jau yra mumise nuo pat pradžių. Tai jau yra įrašyta. Freudas kalba apie tą patį, kad mes iš prigimties turime tokį dalyką id, kuris veikia pagal malonumo principą čia ir dabar. Bet jeigu kalbam apie vertybinius dalykus, moralinius dalykus, apie tiesą, tai čia yra labai sudėtinga, nes id gali sakyti, tau svarbu čia ir dabar gerai jaustis ir tiek, bet negalvok apie pasekmes. O šitie dalykai kaip vertybiniai niuansai, jie kartais turi žmogus peržengti per save ir žengti žingsnius, pakovoti už tą tiesą, už tai, ką tu manai esant teisinga. Bet kai id sako, elkis taip, kad gautų malonumą, kad viskas būtų gerai, tai kai susiduria žmogus su tokia situacija, kai reikia rinktis, ką daryti, ir id sako, ai tu geriau ramiai pabūk, gausi malonumą, gausi pinigų, būsi saugus ir taip toliau. Ir tada žmogus renkasi tą kelią, kuris prieštarauja jo sąžiniai. Ir tada atsiranda tas sąžinės graužatis, kognityvinis disonansas ir panašiai. Tai tokios mintis čia galima būtų kalbėti ir parašykite komentarus, ką jūs manot apie tai, ką šiandien kalbam, kokios mintis, pareflektuokite, brūkštelkite komentarus savo mintis. Nes noriu priminti, kad išmintėlėse mes tik tai keliam klausimus. Čia nėra kažkokio tai vadovėlinės tiesos. Mes tik bandome išjudinti smegenis, kad jos pradėtų judėti, kažkoks procesas ten vyktų ir žmonės pagalvotų, pamąstytų ir galbūt apsvarstę toliau mąstytų, ieškotų tos tiesos, skaitytų, domėtųsi ir panašiai. Tai šiandien tiek išminties minutėliai. Ir ką, laikas atsisveikinti. Iki kitų kartų. Ate.